Maisto papildas Bacto-House. Gerosios bakterijos skystoje terpėje. Gydytoja, sveikatos, mitybos ir gyvensenos konsultantė Asta Keturkienė įsitikinusi, maistas gali būti ir vaistas, ir nuodas. Visgi mūsų sargdinti gali ir neteisingi gyvensenos įpročiai, teigia specialistė ir negaili naudingų patarimų kiekvienai dienai. Šiandien kalbame apie sveikesnę mitybą, bet pirmiausia, turėtume išsiaiškinti, kas labiausiai mus užteršia. Labiausiai mus užteršėtų negatyvios emocijos ir mes daugybė iš mūsų gyvenam lėtiniam strese. Ir lėtinis stresas tai yra kitokie hormonai kraujyje. Tai hormonai yra tarsi pasiuntiniai organam ir sistemams, kokiu režimu dirbti, ir ypač endokriniai sistemai. Tai reiškia, kad kai mūsų biochemija pakitus, tai ir tie procesai, kurie mumise vyksta, yra netokie, kaip pagal gamyklinius parametrus turėtų vykti. Ir potraukis skoniams yra kitoks. Tada potraukis maistui, tada potraukis greitai gaunamam kūrui, tam visam tam, kaip aš vadinu, šlamštmaiščiui, tam maistui, kuris yra šiaip bevertis savo sudėtim, bet tam kartui suteikia pasitenkinimą. Ir kurio žmonės suvalgo šiandien labai daug, ar ne? Dėja, tas perdirbtas maistas, tas rafinuotas, stipriai pasaldintas, tais nenatūraliais saldikliais maistas ir ne tuo laiku, kada reikia valgyti vakarais, dažnai tada valgoma yra poreikis kitokiems skoniam, tai reiškia saldus ir sūrus derinį sukelia didžiausios priklausomybės pavyzdys - keptos bulvytės, tarkime, ką mūsų vaikai valgo bulvytės fri. Mylimiausias bulvių traškučiai, du skoniai derinį, kurie sukelia priklausomybės, bet organizmui nulis naudos, o štai taršos šaltinis yra garantuotas. Ir nuo mūsų žarnyno turbūt labai priklauso visa mūsų sveikata, ar ne? Studijuodama mediciną aš buvau mokoma apie tai, kokie yra niekadėjai tie mikrobai, tos bakterijos, kaip reikia jas galabinti, visais įmanomais būdais atpažinti ir nukenksminti. Tai pasirodo, kad tokių esama apie 100 įvairių rūšių, iki 100. Bet jau dabar nemažai metų atsigręžiama į sveikatą mūsų pilvuose, kad ten tie keletas kilogramų, 2-3 kilogramai tos nevienalytės masės, tos bakterinės masės, kad jos tokią naudą mums teikia, didžiulę naudą ten. Tai sėkmės atveju turėtume turėti apie 1000 skirtingų kolonijų. Skaičiai skirtingi, vyrauja priklausomai nuo to, kokiam regione žmogus gyvena, kuo jis maitinos ir taip toliau, bet čia mūsų sveikatos šaltinis. Gerai, tai kaip tą žarnyną mums atstatyti iš tikrųjų tą gerąją mikroflorą? Pirmiausia, reikia įsaugoti. Daug lengviau saugoti negu nuniokoti, atstatyti. Mes jį niokojam daugybę įvairių veiksnių ir daugybę vaistų žmonės vartoja ir kartais atrodo tie nekalti vaistai, tokie kaip, pavyzdžiui, nuskausminamieji, kurie labai lengva ranka parduodami ir lengva ranka dedami į burną. Kaip atsirinkti, sakykit, gydytoja, kaip atsirinkti iš tikrųjų tos produktus, kurie mums tikrai yra naudingi, o ne žalingi gal net? Didžiulė pasiūla yra, bet kvapas uoslė mums duota, ne vien, kad mes mėgautumėmės kažkokiais aroma, bet tai yra ir diagnostinis organas, nes mes uostom maistą, ar jisai tinka valgymui. Ir tinkama uoslė mums priduoda, tai yra savisaugos instinktas. Suprasti, kaip minėjau, ar tas produktas mums yra tinkamas. Tai jeigu, tarkim, bakterinis gėrimas, jeigu jisai smirda, tai kas tą kvapą generuoja? Tai logiška, kad tikrai ne mūsų sveikatai naudingi tie gyvi sutvėrimai. Šakas tai patogeninė flora. Gydytoja pabrėžia, fermentuotus gėrimus reikėtų rinktis ypač atidžiai, kaip ir visus produktus, kuriuos kasdien dedame į burną. Kuo mažiau rafinuotų maistų, kuo mažiau to perdirbto maisto, rafinuoti miltai, tai dabargi jie, paklausiausi, kokius makaronus renkasi parduotuviai, baltus ar rudus, tarkime. Kokia duonytė patrauklesnė, kokia bandelė, sausainis iš ko kepti. Kaip jūs pati maitinatės, labai įdomu, čia visada įdomiausia. Gerbi savo organizmą, mes gerbim, branginam, tai ir tausojam tuo pačiu. Ir kadangi suprantu, kad tai, ką prariju, taps mano organizmo sudėtinė dalim.
Tai vadinasi, reikia investuoti, gaminant laiką investuoti ir jėgas gaminant maistą. Mes auginam daug ką savo sodyboje, labai dėl to, kad žinom, kaip tą darom, be cheminių trąšų ir taip. Kad neužterštas maistas būtų. Taip, namuose ir namuose valgom dažniausiai, tai turėtų būti šviežias, pagamintas maistas ir tada yra ką valgyti, kurio dienos laiku, kiekiai be abejo ir taip toliau, bet kita vertus ir kartais nuo karto pasivalom organizmą, nes vis tiek. Kaip valotės? Kokiu būdu? Labai įdomu. Na, mes tai skrendam į Indiją. Čia numinti takai tokie yra, į kliniką tokia turim, kurie mums pasitikėjimą kelia ir išties ten per keletą savaičių taip išgiliai pavalo. Rudenį irgi skrisime, tai. Bet ir namuose yra ką daryti. Ką namuose kiekvienas gali daryti, ką jūs galbūt darot, ar ne, ką rekomenduotumėt? Galima daryti iš krūvos dienas, badavimas ne visiems tinka, bet valgyti, tarkim, kartą savaitėj vien grikių košę, tarkime. Tai visi gali, mano galva. Vieną dieną per savaitę, taip? Taip, vieną dieną per savaitę. O jeigu grikiai nelabai tinka? Galima daržovių sriubą kokią virtis. Aš, pavyzdžiui, verdu tokia spindulinė pupuolės ir jas kartu su nedaug ryžių basmatė ir dar tokį troškinį. Kičerį vadinasi. Ir tą kičerį galima valgyti 3 kartus per dieną. Valgau, lieknėju, gaunu pasitenkinimą ir apsivalau. Ajurvedos specialistė teigia, maitintis turėtume atsižvelgdami į sezoniškumą. Pasak gydytojos, ankstyvą pavasarį daug vertingų medžiagų galime gauti iš pirmųjų augalų. Žalumynai visokie, žinom visi, kad vertybė yra, visokie pumpurai, tai yra medžių lytiniai organai, kurios, reprodukciniai organai, kurios sudėta viskas, kas yra geriausia tai būsimai gyvybei. Ir pasivalyti nereikia tiek sotaus maisto riebaus. Na ir jau galima, pavyzdžiui, pusryčiams kažkokį glotnutį gerti, kada atšyla oras. Nebūtinai kažkokį šiltą košę, pavyzdžiui, kaip mes žiemą norim kažkokio sotesnio maisto. Mane trikdo, kad apskaitais metų laikais žmonėms ir dietologai patarė jogurtą, pavyzdžiui, tai yra maistas, taip, mažai kaloringas, lengvas, be vėsinais labai stipriai šaudo. Vėsina ir turintiems gleivių gamybos polinkį gaminti gleivės turi problemų žmonės tokie. Sinusitai, lėtinės slogos, bronchinės arba kažkokie šlapikosuliai jiems tampa realybė. Maistas svarbu, tačiau nereikėtų numoti ranką ir į paros režimą. Kada mes gulam, kada mes keliamės, tai yra labai svarbu, nes mes turim įsipaišyti visatos ritmus. Mes esame mikro visata. Ir dabartinis mokslas kalba apie cirkadinius ritmus. Ir rašant elektroencefalogramą, tai yra smegenų veiklą užrašant, yra registruojami delta bangos, tai yra parasimpatiniai nervų sistemai būdingos vibracijos nuo 22 iki 24 valandos. O tai reiškia, kad vyraujant parasimpatiniai nervų sistemai mūsų protas geriausiai pailsi. Ir atsikelti yra svarbu. 6-7 vėliausiai turėtumėm keltis. O mūsų lietuvių liaudies išmintis ko mokė? Su vištom gulim, su gaidžiais kėlėmės. O tada tie rytiniai ritualai, kaip po liežuvio valymas specialių lankelių, tada dantų, tobulą būtų plaktelėjų burnoj, kokias 4-5 minutės. Taip, pajudinti. Vadinasi gandaša. Pajudinam ir išspjauti ginkdievę. Toksinus surenka. Taip. O tada reikia aliejuotis kūną, galime prieš įsitrinti aliejuku, prieš dušą tobulą būtų tai padaryti, įsitrinti, nesusitepti šilto aliejuku. Vėliau bent 15 minučių pabus nusidušinti ir, žinoma, to praktikos. Reikia protą paruošti dienai, protas neramus, protas pabėga. Ir mes kartais gyvenam taip, elgiamės, tarsi vairuotumėm automobilį nuo galinės sėdynės. Ir aiškiai pasiruoški protą, meditacijos, bet kokią formą, kažkoks judesys turi būti. Na, tingi, netingi, bet reikia sveikai gyventi, tarsi atrodo iš šono, kad reikia daugiau kažko daryti, bet tai taip atsiperka, yra lengviau sveikai gyventi. Jokių cheminių vaistų nevartoju, pavyzdžiui, aš jokių nevartoju.
ten, nežinau, nesirgti, negulėti ant tam paslikai patale, ten, kaip tai yra gerai. Tai pabaigai norėčiau jūsų paklausti, kaip jūs manat, kokie, 3 kokius, pavyzdžiui, vardinkit svarbiausius dalykus sveikam ilgamžiškumui? Požiūris į tai, kas vyksta, nieko atsitiktinio nėra ir iš visko reikia gauti naudą, matyti visą kame naudą. Kuo mažiau streso hormonų, tuo mums yra naudingiau, mes mažiau nusidėvime tada. Kaip vairuoti automobilį, jeigu visą laiką riaumoja variklis ir jeigu mes tolygiai važinėjom, yra skirtumas turbūt, tai ir mums tas pats. Antras dalykas – mityba, žinoma, matyti maiste savo ateitį, dabartį ir ateitį, kad maistas turi tarnauti mums, žinoma, jis turi būti skanus, vienareikšmiškai. Ir kitas dalykas – pasivalyti organizmą, prisižiūrėti, juk namus valom, ir kažkokią patikrą automobilių atliekam. Tai jeigu užsidega signalinės lemputės ant automobilio panelės, dažnai nelaukia važiuojame tą servisą, kai mums kažkas pradeda darytis. Dar laukiam. Tai tada tabletėlės kažkokias nuskausminamosios ar kažką tokio, bet iš esmės nekeičiam. Tai sveikata mūsų rankų. Banalu atrodo, bet... Bet taip yra.